Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis yra Edramblys arba Emilis Repšys. Šiandien mes filmuosim video apie mano visus biti botus. Biti popus. Kažkaip taip pamiršau aš. Gerai. Tai aš tiksliai nežinau, kiek turiu subscriberių ir aš turiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 biti botų. Biti popų. Gerai. Tai pirmi 4 bus iš Mickey Mouse'o dažų. Nežinau, pamiršau kaip lietuviškai. Tai čia yra 4 Funko Popai. Bet jie tuoj visi palaukit, tuoj aš greit. Čia yra 4 Funko Popai. Šitą ir šitą. Tu žinai, ką tu gauni. Bet čia yra slaptas misteris. Tu nežinai, ką tu gausi. Tai aš gavau, kurį galima gauti 1 iš 6. Tai čia retas. Tai pats pirmas bus Mickey Mouse'as. Jis yra toks, žinot Disney, aišku, kad visi žino Mickey Mouse'ą. Ir jie įsiema. Ir man jie taip patinka, nes jie turi tiek daug detalių. Taip toks jausmas, kad Funko kompanija daug daugiau deda darbo į šitos mažus negu į tikrus Funko Popus. Va, koks jis visas. Jeigu ant blurų, tai atsiprašau, gal taip tiks. Tada kitas yra Minė. Jinai irgi yra iš dėžutės, turi kaspiną, bet čia kita Minė, juodai balta. Šitas Mickey Mouse'as buvo juodas ir žmogaus kūno spalvos. Tada, Ir dar šitie biti popai eina su plastikiniu stendu, kad jie galėtų laikytis. Parodysiu, kai baigsim. Tada turim Pluto, tokį šunį. Man jis labai patinka. Ir jis turi uodegą, pamiršau, kaip vadinasi. Tas žalias dalykas, kur aplink jį. Jis žiauriai fainas. Ir paskutinis mano slaptas, kuris yra retas labai, yra Band Concert Mickey, tai koncerto Mickey Mouse'as. Jis čia man rodos, kai Mickey Mouse'as groja ir instrumentai palanečia. Čia kai šluotos gyvos ir jos ten vandenį neša turbūt iš tos dalies. Aš tiksliai nežinau, nes aš Mickey Mouse'ą nežiūriu. Gerai. Pirmi 4. Tai mano tėtis ne šiandien, bet pastatė lentyną pagaliau. Parodysiu, kaip jinai atrodo. Va, lentyna. Po to aš ateisiu, ten vis tiek yra vienas biti botas, kurį jūs jau turbūt matė. Bet tie, kurie nematė, aš norėsiu parodyti vis tiek. Tada čia yra Five Nights at Freddy's ir va, kaip užsideda. Jūs mato tikiuosi, nes aš tai dabar negaliu žiūrėti, nes mano kamera be ekrano dabar. Tai čia yra zuikis iš Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's yra toks siaubo žaidimas. Kodėl aš aiškinu, kas yra Five Nights at Freddy's? Žinokit, nežinau, kas čia buvo, bet man nereikia aiškinti. Tada įsideda jis. Aš įdėsiu kažkur gal. Čia. Gerai. Tada kitas yra Freddy's. Man jis patinka labai. Bet aš turiu kitą versiją, biti versiją kitą.
Jis turi skrybėlę, mikrofoną, bet turi... Tuoj palaukit. Gerai, tada turim Balloon Boy, balionų berniuką. Aš seniau, kai dar nežinau, kas yra Five Nights at Freddy's, galvau, kad čia tiesiog yra berniukas, kuris yra su balionu, bet čia iš tikrųjų yra robotas. Ir jis krypi, nors jis nėra krypi, jis tiesiog man baisusis. Ir čia užrašyta Balloons. Balionas neturi tiek daug detalių kaip tikras šito Funko Popas. Ir turim retą, kuris šitas man buvo 1.6 irgi. Ai, ne, čia buvo 1.4. Ne, 1.3. Jis turi mažą draugą. Čia iš kitos dalies, čia iš Five Nights at Freddy's Sister Location. Jis turi čia, matot, draugą mėlyną, zuikį. Gerai, paskutiniai 4 ir eisim prie dalyko. Čia mano mėgstamiausia dalis, tai pradėsim nuo reto. Jis yra 1.6. Aš šito reto taip norėjau, nes aš taip noriu šito paprasto dydžio Funko Popo, bet jo nebegalima pirkti Lietuvoje, niekur nėra. Tai kiek daug detalių turi šiaip. Žiauriai kietas Funko Popas, jis ne Funko Popas, Bitty Botas. Bitty Popas eina savo, aš pasiduosiu tuoj. Jis turi metalinės kojas. Jeigu nežinot, kas yra Springtrap, tai yra prastas dalykas. Aš nežinau, ar galiu sakyti, nes gali būti vaikai, kurie yra per maži. Gal nesakysiu. Čia yra Nightmare Bonnie. Čia yra košmarų tas zuikai va šitas. Tik jis eina savo. Jie tiek daug detalių turi, aš nesuprantu, kaip Funko padarė taip. Turim Chica Nightmare, tai čia košmarinė Chica. Jinai irgi daug detalių turi, skirtingas akis turi. Šiaip keista, nes Funko daro beveik juodas akis ant visų Funko Popų. Nu, šitas turėjo baltas, šitas raudonas turi, šitas juodas. Tada turim paskutinį ir eisim prie mano lentynas. Tai yra Freddy's košmarinis. Geras. Jeigu jūs taip gerai jų nepamatėt, tai aš atsiprašau, nes aš per telefoną filmuoju. Ir kuris? Čia. Ir dabar jūs eisit su manim ir aš jums parodysiu. Kitas dalykas, mano visa lentyna. Aš visus šitos Funko Popus filmavau išskyrus, kur dėžutėse ir šito Deadpoolo klauno. Aš jį filmuosiu turbūt, kitą video turbūt, bet čia yra Hulkbuster video su Iron Manu. Aš jau dabar netrauksiu ir jūs galite pažiūrėti kitą video, kuris yra, kažkur susiraskit ir tas video yra apie visus Funko Popus, kol buvau įsipjojęs ir nefilmavau. Tai va, tai turbūt reikėtų atsisveikinti. Tai va. Su jumis buvo Edramblys ir Emilis Repšys. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.